Labryt, Hebra. Šiandien sveikinu su jumis iš Kauno. O iš Kauno todėl, nes čia šiandien vyksta draga. Tai bus daug triukšma. Jau dabar turėtų būti daug triukšma. Ten kon tik buvo labai daug jaudų dūmų, lyg gaisras buvo. Tai einam pažiūrėsim, ko gera čia bus pažiūrėti. Tai bus biški toks video negai prasti, bet gal nebloga. A ne? Jep. Tai jo, einam pažiūrėti. Tai čia vyks Dariaus ir Girėno aerodromi. Dabar net neįsivaizduoju, kur čia įeit, nes nesu buvęs. Matau kažkokį bitlą su paspirtuku ir šviečiančią lemenį ir kažkokį mačiau kortelį buvo užsidėjęs. Garsa geriau ten. Bet, va, gera, čia vėliams jau vyr kažkoks kabintis. Gal pataikysim. Lemba Kaune šeštadienis, bet mašinų milijoną. Va, drag čempionatas. Ten muziejus čia kažkoks dalykas rodo. Aš nesubuvęs čia, su 400 važinėjęs. Aš mačiau nuo įgatos pusės. Kapuns atvažiavo, aš nesuprantu. Teleportinas. Lietuvos aviacijos muziejus. O reiktų nueit kada nors. Įdomu, kokiu eksponatu. Bet jau padungų kvapų pilno var. Tas toks. Einam jaučiu pirmą į dalyvių parkingą, jeigu įmanoma. Pažiūrėsim, kokių iš vis mašinų ir šiandien. Gerai atrodo. Va, žiūrėk, Volvo yra. Your favorite. CF abės gausim. Hayabusa. R1 prieš CBR. Iš garso turėtų girdėti įdomiau biškį. Garsas 10, greitis 3. Vėlgi atkreipkite dėmesį į išilgintą Hayabusa šakę, tam, kad turėti ilgesnę bazę. Ir šį motociklą Egidijus yra nupirkęs iš Esto Karmo Kami, labai greito piloto. Atkreipkite dėmesį, kad pasan ant lempos yra lipduka. Atkreip dėmesį, pasan ant lempos yra lipdukai. Drag car. Šitą greitoji busa. Ton žiek partemp. Šitą kokį dailių dėlį. Wow, kap nauja. Kap kon tik iš salono. Perkalatas 11 vatų galios buvo paduota.
Geras. Oba. Tu primes dabar tokį fotkį padaryti. Įdomu, koks euro standartas to lėktuvo. Lėtas, bet garsus. Feel you, bro. Ar pasiruošę? O, koks bus avyks. Violetinis. Liuks, atsidėjau čia pradėjau. 800 MTX. Va, tu tokią nenori, žiūrėk. Jo, šitą. Elektrinis ir, žinau. Bet tau pats tas būtų. Va, žiūrėk. Čia mano draugelis čia yra. Legendinis. Su katru buvo, jaučiu tas pats netgi. Jep, tas pats. Aha. Vat su tu, žiūrėk, dar gyvs. Nuvažiavo iki Italijos dar gyvs. Bet tai apie tom tu pagalvok iš tikrųjų. Kažkas kasekėlį trauk renginį. Negali duovi. Lygu nemačiau tą vis čia. O žiūrė, Latvijos parvaras su nupieštom lempom. Mazda. O. Latvijos Dagrijos festivalas. Jūs tik pažiūrėkit, kiek čia geriaus. Kiek čia dūmų, kiek čia padangų. Benzina. Ir dizelios ir tas tai betki gers. Nesimato biški per žmonės. Bet čia yra Pilotų viršutinės šiek tiek žemiau. Senas amerikietiškas mašinas stovi ir žavės, kad ten būn kokių 8 litrų variklis ir 300 arklių išspausti. Da, pažiūrėkit, kiek yra laukiančių eilės. Fast as fuck cars. Deg. No smoke, no power. Brother. Indian. Who's gas? Užgesa, nes per bėgius pervažiavo, o Ameriko beveik nėra traukinių, tai amerikietiškas motociklas per bėgius pervažiavęs užgesta iš karto automatiškai. O. America, fuck yeah. Kas kart, kaip ir užkuriama ta mašina, 3 baltas meškas miršta. Žiūrėk, Latvijos tik lempas buvo nusipiešęs, o tas visą priekį ir nusipiešęs. O, net nežinotum, kokią mašiną, jeigu nebūtų GTI, žinau, užpiešta. O dabar aišku. GTR. Godzilla. Audi RS7. Čia dar GTRs. Aš atsimenu, prieš kokius 5 metus atvarydavo į Dragus, kad pamatyti Veiną, ton mėlyną GTR. Dabar pilna. Gal pardavinė kur nors papigiai. Mustangas grįžo. Tam gražias mašinas.
Pika, pika. Elektra gal varoms ir, kad Pikachu Tesla unžalės numesta, kaip šiokšlį tiesiog. O žiūrėk, dūda per kapotą. Nu ir tau padarom tavo mašiną. Labai garsiai veiks tada. Čia grina iš Fast and Furious vibes toks. Pirmas dalis. Siorb šaltą orą. Pažiūrėk. Va čia yra. Va čia yra tema. Wow. Camaro SS. Pažiūrėk, koks padangėlis. Atsargiai Audi. Čiaudį, kai gasą paspaudė. Absoliuti klasika. Dar nosų bambalys. Gryn amerikietiškas svajonė. Audėlis tai geras. Čia per 8 man jaučiu vienas gražiausių mašinų. Tas grynas supercars, bet vairuojam supercars. Supercarą dažniausiai būna, kad tu negali daug iki krautų įdavažiuoti zonu. Čia BMW. Einam pirdą pažiūrėti iš arčiau. Ninja. Buvo Hayabusa. Baudė. Vo. Man pikts daiktas. Bet rimta kokį išilginti. Žiūrėk, 3 ratis. Sakė, 2 ratų bijo, tai gal 3 račių nebijotum. Geras spalva. O lempa iš AliExpress. Nu, tokį pat turim. Jamas. Bet tai čia yra fancy as fuck jau. Čia jau važiuojus Netflixą gali žiūrėti važiuodams. Kažkaip galvau daugiau emocijų bus biškėlį. Bet yra tik keli. Ninja. Sako, dragas, tai yra dragas, tiesiai. Audi prieš BMW. Bet matė BMW be šansų. Tai Audi geriau. Kas galvoja tarp BMW ir Audi geriau, vadinasi Audi geriau. Viskas nuspręsta. Tai 2 žmonės nusprendė ginčą likimų. Čia Audi kontestas vyksta? Ne, dabar Audi prieš BMW vėl. Oh, shit. Gerai, round 2 Audi prieš BMW. Mums reikia 3 pravažiavimų. Jo, reikia, kad būtų arba iki 3 pergalių. Tada nuspręsim, kas geriau. Su oranžinė savo Audi 11.9. Prieš Audi. Kračias tikėt mašiną pirks Audi, net GTRs, net ar šansų.
Paskutinis išsiaiškinsim dabar. Jevgenijų Kapanevskų žodžių, 12 ir 1/10. Tikrai gerai žinomų vardų. Visokių automobilių matėm Jono Žydelio rankose Dragė. 3-0. Ratą prasisukinėjai netgi 4 bėgiai da. Čia visi žino dabar, kad čia yra Gusto mašina, ne kieno kito, bet Gusto. Pikachu. Ne elektrinis, man atrodo. Šūdlempis. Koks lėktuvėlis. Vėliavą nunešė. Eik tu zalku. Geras akį traktorius skraidantis. Išsitemp. Bye bye. Kon tik dar 2 mocą pravažiavo, tai iš čia daug geriau atrodo, ką panevažiavo, nes matos, kad skrend tiesiog. Tai jau čia parvarys Hayabusą, man rodos, važiavo. Tiesiog taip. Žiūrėjau. Ai, nu čia čioperė dabar kaip tik labai negreit atrodo. Tiesiog Vilniaus vakarinis aplinkėlis. Jo, aplinkelį greičiau žmonės važinė. Aš šiaip iš tikrųjų biškai nesuprantu to, kad pas kai kur žmonės yra tas įsivaizdavimas, kuo daugiau kubikų, to greitesnis mocis. Nes man kolega Veins ir katras galvo, kada nuo Veins 5 choppers važiuojant greičiau negu man 600 Yamaha. No fucking chance. No fucking chance. Skau ateita į šoną, atrodo, kad bet kiek skrieda. Čia man rasta kava yra. Jo, čia į kavą. 1-4. Turim dragsterį šitą partemp ir busą. Busą mačiau užsidėjęs tagą, tik toką baudėjęs, tai pafollowink. Žiūrėk, tai gazavo po čioperio, negrįžo netgi greičiau. Čioperio da grįžt nespėjai. Nu. Sakau, neatsileidėm, žmonės yra, nim gerai. Chill. Brother. Pažiūrėk, koks traktoris. Kiek tas arklių torkaži. Spėjau kanalą. Yeah, turbo. Wow. Kapnaus. Opa. Tas vėjas ateina, čia skraida.
Pažiūrėkit į tom. Džetą irgi ger. Bet tas ratlankį šitą atspindi gali pamatyti savo. Wow. Koks speedometras. Arba sėdynys gal labai minkštas, nes tas vairas labai jau arti clean atrodo. Gal ką prisisėdi super minkštas susmingi. Nice. Ko neočiu čia ir užbaigsiam, reik važiuoti į Vilnių atgal. Smagus renginys, bet gal gaila, kad labai nedaug motociklų tai ir gal ateity padaugės daugiau. Tai tikus kažką įdomaus pamatyti. Iki kiek kartų.